O žiūrėkite, ką pavyko pasiekti. Naudodamas vos 5 cm ilgio miniūglius per rekordiškai trumpą laiką išauginau kivį, serbentą ir figmedį daug greičiau nei įprastai. Ir visą tai padariau taikydamas vieną metodą, kuris, tikrai sakau, jūs nustebins – brazilų miniūglių metodą. Tai labai paprastas, itin veiksmingas būdas, kurį kiekvienas iš jūsų gali išbandyti namuose be jokių sunkumo ir neišleidžiant pinigų. Šiandien jums parodysiu, kaip viskas veikia žingsnis po žingsnio, nes tikrai verta išbandyti. Brazilų metodas pagrįstas labai jaunų, labai mažų ūglių naudojimo ir jų laikymo idealiame drėgnumo lygyje, kad greitai įsišaknytų. Ir geriausia tai, kad viską galime padaryti naudodami namuose esančias priemonės. Na, o prieš pradėdami darbą, pažiūrėkime, kokių medžiagų mums reikės. Jų nėra daug, tai labai paprasti dalykai, kuriuos kiekvienas gali rasti. Pirmiausia, didelis 8 litrų butelis, kuris bus mūsų daigyklė. Taip pat prireiks tvirtų žirkslių arba peilio, naudokite tai, ką turite po ranką. Mums reikės smėlio. Jis gali būti upės, filtruotas ar net statybinis, bet labai svarbu, jis turi būti labai švarus. Jei nėra švarus, plauname kelis kartus, kol vanduo taps visiškai skaidrus. Šiek tiek vatos ją naudosime užkimšti drenažo angą ir neleisti smėliui išbyrėti. Taip pat turėsime alavijo ir cinamono miltelių, 2 klasikinius ingredientus, kurie labai padės, kad miniūgliai nesugestų ir gerai pradėtų augti. 10 tūrių vandenilio peroksidas, kurį galima rasti bet kurioje vaistinėje, tai yra 3% koncentracijos. 1 litras vandens tiesiog laistymui paruošti. Ir galiausiai mūsų pagrindiniai veikėjai – 3 mini ūgliai serbentų, 3 mini ūgliai kivio ir 3 mini ūgliai figmedžio, visi nuo 3 iki 5 cm ilgio. Turėdami viską, ko reikia, jau galime surinkti savo daugintuvą ir pradėti naudoti brazilų metodą. Dabar pasiruošime butelį. Pirmiausia, paguldysime 8 litrų butelį. Toliau, labai atsargiai, išilgai perpjausime butelį beveik per pusę, palikdami vieną kraštą nepjautą. Tas kraštas, kurio nepjausime, mums tarnaus kaip dangtelis su vyriu tarsi mažo šiltnamio dangtis. Dabar paimsime peiliuką ir nuo pačios butelio apačios atskaičiuosime maždaug 2 cm į viršų. Būtent toje vietoje padarysime mažą skylutę. Ši skylutė žymės maksimalų vandens lygį, kurį galės laikyti mūsų daigykla. Jei vanduo pakils aukščiau, jis tiesiog išbėgs pro tą skylutę. O to į tą skylutę iš vidaus įdedame šiek tiek vatos, kad perteklinis vanduo galėtų ramiai ištekėti, bet smėlis neišbėgtų iš daigyklos. Dabar jau galime berti smėlį. Tiesiogiai įberiame maždaug 7 cm smėlio. Tai paskirstoma taip. Pirmieji 2 cm bus vandens rezervuaras, ta dalis, kurioje laikysis didžiausias vandens kiekis. Likę 5 cm bus viršutinė dalis, kurioje dėsime savo mažąją atžalą. Ši dalis iš pradžių bus sausesnė, bet vėliau dėl kapiliarumo ji pati sudrėks. Jei įmanoma, paliekame 1 cm laisvos vietos butelio viršuje, kad pradėjus laistyti, vanduo neišbėgtų ir nesuteptų. Šis dizainas leidžia sistemai veikti kapiliarumo principu. Tai reiškia, kad vanduo, likęs pačioje apačioje, lėtai kils į viršų, suteikdamas reikiamą drėgmę ir deguonį, kad mažos atžalos galėtų įsišaknyti nepūvančios. Gerai, dabar pasiruošime miniūglius. Kiekvieną miniūglį kerpame po 3-5 cm su viena akute, jei įmanoma. Kirsime 3 serbentų, 3 kivio ir 3 figmedžio ūglius. Kai juos turėsime, labai svarbu tinkamai juos paruošti, kad išvengtume grybelio problemų, nes mūsų mini šiltnamyje bus labai didelė oro drėgmė, o tai gali paskatinti patogenų atsiradimą, jei nesimsime atsargumo priemonių. Todėl prieš sodinant duosime jiems natūralią prevencinę priemonę. Pirmiausia, pjūvio vietą tiek apačioje, tiek viršuje sudrėkiname alaviju. Alavijas yra nuostabus, nes jis apsaugo augalo audinius, skatina šaknų formavimąsi ir turi natūralių hormonų, kurie labai padeda, kad auginys gerai prigytų. Po to ant pjūvio vietų užberime maltos cinamono. Cinamono milteliai yra natūralus priešgrybelinis preparatas, kuris apsaugo nuo grybelių ir puvimo. Todėl taip svarbu cinamonu užberti tas mažas auginio žaizdeles. Ir štai, mini auginiai jau paruošti sodinimui.
Norint juos pasodinti, nereikia daryti jokių skylių ar įpjovų. Tiesiog paimame kiekvieną mini auginį ir įstatome jį tiesiai žemyn apie 2 ar 3 cm į smėlį. Labai paprasta. Pumpuras visada turi būti viršuje. Juos suskirstame, kad žinotume, kuris yra kuris. Dabar ruošiame laistymą. Į 1 litrą vandens įpilame 1 arbatinę šaukštelį 10 taurių vandenilio peroksido, tai yra 3 procentai. Jei turite stipresnį vandenilio peroksido 20 taurių, naudokite pusę arbatinio šaukštelio. 40 taurių užtenka kelių gašuo. Šis mišinys padeda išvengti grybelių ir suteikia substratui deguonies. Dabar laistome labai lėtai, leisdami smėliui po truputį sugerti vandenį. Kai pamatysime, kad vanduo pradeda bėgti pro drenažo skylutę, sustojame. Tai reiškia, kad rezervuaras jau pilnas ir smėlis sudrėks kapiliariniu būdu. O dabar labai svarbus dalykas – vieta, kurioje pastatysime propagatorių. Šis propagatorius turi stovėti vietoje, kur yra netiesioginė šviesa. Tai reiškia, kad negalima statyti tiesioginiuose saulės spinduliuose, nes per didelė šiluma gali pakenkti ūgliams. Dabar paruošime natūralią prevencinę priemonę, kad viskas būtų švaru ir be grybėlių. Į 1 litrą vandens įdedame žiupsnelį cinamono, gerai išmaišome, perkošiame per ploną audinį ir supilame į purkštuvą. Ši priemonė yra prieš grybelinę labai saugi ir labai rekomenduojama šiame kanale. Idealiu atveju ją reikėtų naudoti kas 3-4 dienas. Tokiu būdu bus labai sunku susidurti su grybelių problemomis. Na ką, jau praėjo 6 savaitės ir pažiūrėkite į tai. Pažiūrėkite, kokias gražias šaknis išleido šie mini serbentų, kivio ir figmedžio ūgliai. Iš tiesų, nuostabu, kaip šis brazilų metodas veikia net su tokiais mažiais vos 5 cm gabalėliais. Ir vis tiek pažiūrėkite, koks rezultatas. Kiekvieną kartą mane vis labiau stebina, kaip gerai tai veikia. Ir noriu pasinaudoti progą pasakyti svarbų dalyką. Jei galite tai daryti per delčią, bus dar geriau. Šioje fazėje sultis leidžiasi žemyn į šaknų zoną, todėl ūgliai dažniausiai prigyja daug lengviau. Tai nėra privaloma, bet tikrai labai padeda. Taip pat prisiminkite, kad kiekvienas augalas turi savo tempą. Kai kurie užtrunka šiek tiek ilgiau, kiti išleidžia šaknis greičiau. Svarbiausia, nenuolat atidarinėti daugiklio, leiskite jam dirbti, juk tam ir paruošiame jį taip. Kapiliarumas palaiko tobulą drėgmę, mums beveik nieko nereikia daryti. Na ir viskas, jei jums patiko šis vaizdo įrašas, būčiau labai dėkingas, jei paspaustumėte patinka, pasidalintumėte juos su tais, kam jis galėtų būti naudingas ir svarbiausia, paliktumėte komentarą, ar bandysite šią sistemą ir su kokiais augalais norėtumėte, kad ją išbandytume kitose vaizdo įrašuose. Didelis apkabinimas ir pasimatysime kitame vaizdo įraše.